Na, toliau mes turim, nežinau, mergaitės, kaip jūs pristatyti, ar kiekvieną atskirai, ar kartu. Ar jūs kalbėsite kaip vieno projekto dalyviai, kaip širdžių kamertonai, taip? Tai va, noriu jums pristatyti Aistę ir Jurgą. Tai yra širdžių kamertonai, turbūt jau girdėjot, ar galbūt ir matėt, galbūt ir teko dalyvauti jų renginyje. Taigi širdžių kamertonai, įkūrėjai, idėjos išmąstytojai. Na, merginos, prašom tada prisistatykit, kas tai yra širdžių kamertonai, kodėl jie yra ir taip toliau. Ačiū. Ačiū, Rimantai. Sveiki visi. Tai aš iš karto papildysiu, kad mes esam 4 ir Evelina yra taip pat mūsų širdžių kamertonų kompanijoje ir taip pat Eva yra, kuriai nepavyksta prisijungti kažkodėl. Dėl techninių dalykų, tai tikėkime, kad prisijungs. Ir mes susibūrėme subtilaus pasaulio sukviestos, gal kai kurios vienas kitas pažinojom, kai kurios ne visai pažinojom ir leidomės į tokį nuotykį. Ir norime šiame renginyje pasidalinti su visais apie mūsų nuotykį ir galbūt įkvėpti kitus, kad dažniau pasitikėdami bendradarbiavimu su subtiliu planu taip pat leistųsi į įvairias patirtis, kurios galbūt visiškai neaišku, į kur gali nuvesti ir į ką gali ir kokiu atradimu gali pateikti žmogui. Tai mes turime jau tokį savo susiformavusi formatą. Aš per mūsų susitikimą renginyje pravesiu susijungimo meditaciją, pakviesiu visus susijungti į vientisą savo sąmonės pajautimą ir į pajautimą savęs pilnatvėje kartu su subtiliaisiais planais. Pakviesiu visus labiau į tokį jau nebežiūrėjimą į save kaip mažo atskiro žmogeliuko, kuriam ten galbūt kūrėjas kažką liepia, ar ten kažkoks mokytojas kažką liepia, bet labiau į pajautimą per savo vidų, per savo vidinius pojūčius ir per buvimą kūne, apie ką Inga taip pat mums pasakojo. Ir tas labai gražiai susisieja su mūsų kamertonų tema, nes būti kamertonu, jausti save kamertoninėje vibracijoje, mes ir galime tik tai tuomet, kai esame kūne, kai esame pilnai įsikūniję ir pilnai įsižeminę. Ir turbūt jau dabar perleisiu žodį Jurgai. Ačiū, Aiste. Ar dar noriu paklausti, ar gali klausytojas tikėtis, kad tos meditacijos metu, ta tiesioginė žodžio prasme, jisai pajaus arba netgi prisilies prie kūrėjo? Rimantai, tikėtis, tai mes visada visko galim, o pažadėti, tai kiekvieno yra vis dėlto santykis su kūrėju, kiekvieno yra mūsų asmeniškas. Kaip mes gimstame vieni, taip mes ir evoliucionuojame vis dėlto po vieną. Mes susibūrėme smagiems bendradarbiavimo procesams, padedame vieni kitiems, įkvėpiame vieni kitus, tačiau evoliucionuojame po vieną. Tai kiek žmogus bus atviras pasimti patirtį, kurią mes perduosime, tiek jis jos pasims. Tai va, galimybė bus suteikta, mes visi turėsim galimybės, tai belieka tik tai ateiti į jūsų vedamą sesiją su atvira širdimi ir jos metu dar labiau savo širdį atverti ir savo, ir kūrėjai, ir naujovėms. Ar teisingai? Taip. Nuostabu. Nuostabu. Ačiū labai, Aiste. Na, Jurga, jau tave pristatė, Aiste. Taip. Sveiki visi.
Tai mes savo, ateikit pas mumis į mūsų tą vedamą jau sesiją, renginį ir mes norim dar papasakot, kaip vyko visas šitas projektas, tas širdžių kamertonai. Iš pradžių tai buvo gausa per tyrumą ir išsivystė į gyvą renginį, kuris vadinosi širdžių kamertonai. Ir šita visa pusės metų toksai projektas, jisai buvo daromas su subtiliu planu. Čia, sakykime, jeigu kaip verslo partneriai, jeigu žmonės pasirašo sutartis, tai mes būtent bendradarbiavom, kad 4 moterys žmonės ir bendradarbiavom būtent su subtiliais mokytojais, su tom iškiliom nematomom sąmonėm. Ir mes tik taip tokią kaip intenciją turėjom pradžioj, kad norim projekto apie gausą ir tada susijungus su tom sąmonėm visiškai pasitikėjom ir mokėmės, kaip eiti žingsnis po žingsnio ir tai įgyvendinti materijoje. Tai tikrai gavom įvairiausių unikalių idėjų ir ta gausos tema paskui išvirto į širdžių kamertonus. Tai sakykime, vėl ta pati tokia gausa, bet jau tom atsiverime meilėje. Ir tas projektas tikrai nuostabius rezultatus irgi turėjo per pusę metų. Mes 2000 daugiau žmonių pas mumis prisijungė tiesiog į uždarą grupę ir žmonės buvo ten labai atviri. Jie ne tai, kad jie labai daug ten įsitraukė ir bendravo ir ne tai, kad tik tai, sakykime, laikino arba rašė komentarus. Po kai kuriuos postais komentarų būdavo 100. Bet jie netgi filmavo savo video patys save ir dėjo į grupę ir buvo toks didžiulis aktyvumas. Jie dalinosi irgi tuo, kas jiems svarbu. Ir galiausiai, kai mes jau toliau vėl subtilus planas mums pasuko tą linkme, kad dabar reikia gyvo renginio, tai tiesiog išpasakosim visas detalės, kaip mes bendravom, kaip mes tą informaciją paimdavom, tada ką reikia daryti, kad ta informacija ateitų ir paskui kaip reikia ją vis dėlto įgyvendinti. Netgi buvo vietų, kai mes jau buvom truputį net nusiminę, bet toliau sakėm, gerai, mes juk bendradarbiaujam ir pasitikim. Ir kaip galiausiai viskas išėjo į nuostabų mūsų 4 augimą ir taip pat labai gražų renginį užfiksuotą visos dienos, kurį paskui mes ir pasiūlysim įsigyti ir pamatyti irgi, kaip tam renginį žmonės atsiveria, transformuojasi ir visą tą daug detaliau papasakosim tą bendrystę mūsų susitikime jau konferencijoje. Tai tiek. Ačiū, Jurga. Na, jeigu vėl atsirastų skeptikų ir pagalvotų, na, iš kur jūs čia žinote, subtilieji mokytojai, subtilieji planai, tai aš noriu ir pasakyti, kad būtent mūsų konferencijai 3 tūkstantmetis ir yra apie tai, kad 3 tūkstantmetis ir skirsis nuo 2 ar 1 tūkstantmečio tuo, kad 3 tūkstantmečio galbūt vienas iš tokių bruožų bus ar savybių, kad žmogaus ir subtiliojo pasaulio bendradarbystė. Ir tas subtilus pasaulis, kūrėjas ar subtilieji mokytojai nebebus kažkokia tai fantastikos sritis, o šitam tūkstantmetį, kaip ir sakiau, vienas iš tokių svarbesnių dalykų ir bus bendrystė žmogaus ir subtiliojo pasaulio. Todėl, jeigu klausytojų tarpe dar yra žmonių, kurie nejaučia, negirdi, nemato, nesuvokia subtiliojo pasaulio, tai nebijokite, jeigu tikrai apsispręsite ir norėsite bendradarbiauti, jeigu norėsite pajausti, tai reikia tik noro, apsisprendimo ir dėl to ir kviečiame į konferenciją, kad galėtumėte išsirinkti iš gausybės pasiūlymų labiausiai jums priimtiną galbūt programą, galbūt lektorius ir jūsų gyvenimą tai greičiausiai įneš didelių pokyčių. Tai Eva, kviečiam todėl pasisakyti tave. Sveiki, tikiuosi, kad mane girdite. Šiandien turiu kažkokių nenumatytų interneto problemų, tai vėluoju pasijungti. Tai tikiuosi, kad dabar jau viskas tvarkoje. Ir užstrigo. Šiandieną
Šiandieną tie trukdžiai buvo ir mums prieš pradedant pasijungti. Na, tikėkime, Eva, palaukim tavęs. Gal kol Eva vėl prisijungs prie mūsų, aš norėčiau pasakyti, kad mes pats, kaip pasakyti, kas renginio pavadinimas gavosi širdžių kamertonas. Širdžių kamertonas. Man norėtųsi pasakyti, kad mes iš tikrųjų turime kiekvienas mūsų galimybę tapti kamertonu savo srities. Tai kaip pavyzdžiui, aš esu galbūt labiausiai mano išvystyta šiuo metu savybė yra kūrybiškumas. Tai aš kaip atstovauju tada kūrybiškumo kamertonui, kurią galima išvystyti iki tobulumo. Per visą gyvenimą galima išvystyti net keletą savybių. Ir aš sakyčiau, kad kiekvienas mūsų skleidžiame per savo užsiėmimą, visi mes skleidžiame energijas, tik tai mes vieniems yra sąmoningiau, kad mes tai darome sąmoningai ir mes tai žinome, o kiti daro tai nežinodami. Tai aš sakyčiau, kad pagrindinis mūsų gausa per tyrumą, toksai kaip bendravimo su subtiliuoju pasauliu vamzdis, kanalas buvo Eva. Ir mūsų renginio atsiradimo vieta galbūt būtų prie Lurdo plungėje. Čia gaudavo Eva pati pagrindinius pranešimus, kaip kelrodžius, kaip vyksta toliau mūsų projektas Gausa per tyrumą. Eva. Aha, va. Ne. Na, kol taip, Eva, klausom. Sveiki. Matyt, šitas subtilusis planas labai įsijungęs į šitą visą veiksmą, šitą pranešimą ir konferenciją, nes iš tiesų srautas didžiulis, energijos begalinės ir aš suprantu, kad mano nei vienas renginys neatlaiko interneto, tai labai pasistengsiu iki konferencijos šitą sutvarkyti klausimą. Tai kadangi Rimantas šypsosi, tai tikiuosi, kad girdit mane. Ir man iš tiesų labai džiaugiuosi, labai esu dėkinga, kad pakvietėt mus į šitą renginį. Labai jaučiau tokį iš tiesų didžiulį klausimą ir dabar suprantu, kad tai yra labai labai tikslinga ir reikalinga, nes aš nuolatos, kai jau nusprendėm dalyvauti šitoj konferencijoje, kėliau savo klausimą, ir kas būtų tokio naudingo ir tikslingo žmonėms išgirsti iš mūsų. Bet ką mes kiekviena ir ypatingai aš galiu duoti žmonėm per tokį trumpą laiką pasakyti, kas jiem iš tiesų trečiajame tūkstantmetyje būtų tokio praplečiančio. Ir kadangi aš esu ta mūsų ketveriukė, kuri labai dažnai kalba iš srauto arba mokytojų pranešimus, arba nepasiruošusi ir ta informacija labai dažnai ateina specialiai tam renginiui ir tai datai, tai gal man iš tiesų yra sunkiausia pasakyti, koks bus tas pranešimas, ta mano nedidelė pranešimo dalis, bet dabar man jau yra labai aišku, kodėl mes kalbame pradžioje, pirmą dieną ir pirmoji dienos pusėj. Nes vienas iš tų dalykų, kas vyksta trečiajame tūkstantmetyje, tai yra ne tik bendradarbiavimas su subtiliuoju planu, bet ir tai, kad mūsų veikimas ateina per širdį. Kad mes einame iš proto, iš mentalinio savo lauko į vidinį pasaulį, į savo širdį. Ir kad absoliučiai nebebus nieko išorėje, kas gali pripildyti mūsų vidų. Ir todėl ir mūsų Gausa per tyrumą projekte dabar yra šiokia tokia pauzė, nes šiek tiek keičiasi kryptis, mes visi užaugome ir mes keturios ir mūsų grupė. Ir gausa yra tai, kas yra išorėje, o pilnatvė yra tai, kas yra viduje ir tai, kas ateina iš vidaus ir ko mes negalime prisipildyti iš išorės ir iš išorinių dalykų. Ir aš jau matau ir jaučiu, kaip krypsta tiek mūsų visos Gausos per tyrumą grupės,
kryptis, tiek ir vat, būtent, kas susiję su šiuo naujoju tūkstantmečiu, kad viskas, visa gausa ateis tik iš vidaus, visų pirma. Ir visas mūsų išorinis pasaulis taps 100% mūsų vidinio pasaulio atspindys. Tai yra ta žinutė, kurią noriu šiandien perduoti ir dar kartą padėkoti visiems už kantrybę. Ir labai tikiuosi, kad visiems, kam surezonuos ir suskambės, jūs prisijungsite ir mes kartu su jumis skleisime naujojo tūkstantmečio vibracijas šiame lauke šios konferencijos. Tai esu labai dėkinga. Ačiū, Eva. Ačiū. Ačiū visiems. Tai aš savo ruožtu tikrai noriu tiem, kam rezonuoja iš mūsų klausytojų, būtinai apsilankykit šitame mūsų renginyje, šitoje konferencijoje. Na, jeigu turite abejonių, paklausykit rytoj, poryt ir kitą savaitę kitų lektorių, kurie dalyvaus šitoje konferencijoje. Ir tikrai aš įsitikinęs, kad rasite ir idėjų, ir ateis ir nauji suvokimai, kurie padės apsispręsti ir pakeisti požiūrį į savo gyvenimą ir taip mes galėsim kurti naują, daug gražesnį, daug mielesnį mums visiems savo pasaulį, savo gyvenimą. Ačiū labai visiems, kas dalyvavot, ačiū labai. Ačiū, kad išgirdot, kad priėmėt mūsų kvietimą dalyvauti toje konferencijoje, šitam renginy. Ačiū, kas šiandien paklausė mūsų, kas susirinko, kas prisijungė. Ir ačiū tiems, kurie paklausys įrašo. Ir tariu iki susitikimo rytoj ir konferencijai, kuri prasideda kitą savaitę, berods ketvirtadienį. Taip, 21, 22, 20. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Ačiū visiems. Iki.